Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę siūlau knygą apie intravertus. Knygos autorė Susan Cain, knyga pavadinimu Tyla. Baltas, gražus, švarus viršelis. Jei kas nors dar bandytų buvimą introvertų derinti su bet kokiu neigiamu atspalviu, tai labai rimtai metas imtis šios knygos. Tyla savaime nieko nereiškia. Nesvarbu, kokias išvadas kažkam knieti apie tai daryti. Jei jums tai aktualu, knyga pavadinimu Tyla, autorė Susan Cain. Kas čia sprendžia? Gal kaip tik dabar dedat į burną spurgą, kurią jūs privertė suvalgyti aplinkybės. Tai yra, visi kolegos po pietų užsuko kavos, visi pirko spurgas ir jums, lyg ir nebeliko ką daryti, kaip tik prisijungti. O gal neturėjot laiko papietauti, todėl geriau jau suvalgyti ką nors, nes vakare būsiu alkanas kaip vilkas, todėl šiuo metu valgot burgerį su kola, o už tai lyg atlygį sąžiniai nusprendėt pradėti dietą nuo pirmadienio. Tai kas čia iš tiesų sprendžia, kas pateks į jūsų kūną? Maisto sprendimai yra rimta maisto psichologijos tyrimų tema. Kelias iki jūsų skrandžio vingiuoja per jūsų patirtį nuo pat vaikystės, per įpročius, jūsų valgymo kompaniją, vakar matytą reklamą ir patirtas emocijas, pasirinkimus, kur maistą pirksit, kaip jį gaminsit, kiek jo gaminsit ir kaip saugosit likučius, ar mėgstat plauti indus ir daugybę kitų. Jūsų vidinės nuostatos apie sveikatos puoselėjimo svarbą, maisto natūralumą, kūno svorio kontrolę ir etišką maisto gamybos būdą gali iš esmės keisti tai, kas atsidurs ant jūsų lėkštės. Nemažiau svarbu, ar maistas jums skaniai atrodo ir maloniai kvepia, ar yra jums įprastas, ar kainuoja jums priimtinose ribose, nereikalauja neadekvačiai daug laiko, galiausiai ar leidžia gauti papildomų naudų, pavyzdžiui, pabendrauti. Ir taip, kava su kolegomis iš pastraipos aukščiau gali laimėti prieš vienišas salotas, ypač jei bus kitų kolegas ir spurgas palaikančių veiksnių, tokių kaip nesėkmė darbe, prasta savijauta, poreikis aptarti darbo reikalus, kuriem jau pritrūko laiko ir panašiai. Artimų draugų rato įtaka ypač ir papildomai yra svarbi paaugliams. Ką valgome ir kiek valgome nėra to paties sprendimo dalis. Kai tuo tarpu dauguma maisto patarėjų pritarė, kad retkarčiais mažais kiekiais galim valgyti iš esmės viską, tai maisto kiekį lemiantis veiksniai reikalauja gerokai daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, jei perkate picą ir ji yra tik didelio dydžio, greičiausiai suvalgysite daugiau negu būtumėt suvalgę, jei būtumėt įsigiję mažą, net jei ji būtų neskani. Greičiausiai suvalgysite tiek, kiek yra įdėta lėkštėje, nes tuščia lėkštė yra vienas iš sotumo ženklų, tiesa, tai gali būti būdinga tik kai kuriam kultūrom. Ir greičiausiai suvalgysite daugiau, jei patiekalas bus pavadintas sveiku ar be riebalų, nepriklausomai nuo to, koks jis yra iš tiesų, nes tuo tarpu gavote licenciją mažiau tuo rūpintis. Tačiau labiausiai už viską norisi priminti, viskas, ką dedatės į burną, yra jūsų sprendimas. Apgalvotas, dėmesingas valgymas yra tiesus kelias į jūsų pasirinktą maisto turinį ir valgymo būdą, net jei tai būtų vien zefyrai kiekvieną dieną, ir taip rekomenduoju nepriimti to kaip pasiūlymą. Kiekvieną sprendimą darote jūs patys, išskyrus kai kurias labai retas ligas. Tol, kol patys savęs neįspaudžiate į kampą, neskirdami tam laiko, nors svarbu, ar kasdieniam gyvenime yra kas nors svarbiau, arba atleisdami savo ką tik sugalvotomis priežastimis ir įpročiais. Efektyviam sprendimų priėmimui yra svarbu, kad specializuotos smegenų struktūros suaktyvintų apdovanojimo signalų grandinę ir taip pastiprintų veiksmus, kurie mus atvedė iki patirto rezultato. Paprasčiau sakant, mums svarbu suprasti, kaip mes atėjome iki bet ko, ką vertinam teigiamai, ir tokį elgesį rinktis dažniau nei kitas elgesio formas. Šiame tyrime buvo nustatyta, kad ilgalaikis stresas reikšmingai veikia šį procesą, todėl formuojasi nelankstus įpročiai. Savaime įprotis yra labai patogus mechanizmas, nes sutaupo daug sprendimų reikalingų išteklių. Tačiau taip pat svarbu, kad susiformavę įpročiai būtų nuolat tikslinami pagal tai, ar sprendimų ar veiksmų seka padeda pasiekti norimo rezultato. Jei atkakliai elgiamės
kaip visada, greičiausiai todėl, kad streso akivaizdoje nebeturime resursų elgesio stebėjimui ir keitimui, tada ir toliau sudarome sąlygas kartoti aplinkos sąlygų, nebeatitinkantį elgesį. Kad sprendimas būtų geriausias, kartais užtenka kelių papildomų akimirkų apmąstymai. Lėtesni sprendimai turi daugiau tikimybių būti teisingesni. Viskas su viskuo susiję. Tai tikrai bus antri marškinėliai mano merčo parduotuvėje, kai tik ją atidarysiu. Šiandien būtent taip apibendrinčiau mintį apie tai, kaip kiekvieną idėją vertinti, reikia vertinti ir jos kontekstą. Pavyzdžiui, šiame super komplikuotame tyrime prognozuojama, kiek pasikeistų CO2 emisija, jei pakeistume savo valgymo įpročius. Tai yra, valgytume daugiau daržovių ir mažiau mėsos. Pasirodo, pakankamai daug. Netgi tiek, kad turėtume laisvės valdydami kitus CO2 šaltinius. O jei ir viskas pavyktų, tai rezultatas būtų patikimesnis ar gal net greitesnis. Bet tada jau kyla klausimas, ar ir kiek esame pasiruošę pakeisti savo įprastą mitybą. Nebūtinai skaniausia, nebūtinai prieinamiausia, nebūtinai kažkuo ypatinga, bet kokiu požiūriu. Juk akivaizdaus ir greito rezultato nepamatysim. Čia ilgalaikio planavimo ir tikėjimo klausimas. Galbūt panašus ir į kitas priemonės, bet ar vardan to neapčiuopiamo būsimo rezultato galime imtis keisti tai, kas mums dabar kuria komfortą. Juk turėtumėm be abejo, kaip visuomenė, ar gal net kaip žmonėje, tikrai turėtumėm. Bet gal ne dabar, gal ne čia, gal ne aš, nes dabar aš valgysiu steiką. O gal kaip tik daugiau jūsų jaučia vidinę motyvaciją ir kitaip valgyti galima ir priprasti, ir rasti naujų skonių, ir prisitaikyti, nes būsima nauda labai aiški ir racionali. Kaip mes nusprendžiam, kad kažkas, kas įpakuota kaip maistas, atrodo kaip maistas, kvepia kaip maistas, kramtosi kaip maistas, yra maisto skonio, iš tiesų yra maistas? Ne, čia ne juokas ir ne filosofinis klausimas. Ši informacija yra labai svarbi sprendžiant, ką mes valgome. Šį klausimą sprendžia ir sveikos mitybos specialistai, ir aukštos klasės šefai savo virtuvėse, tik matyt dėl skirtingų priežasčių. Laikas, kai staiga atsirado daug naujo maisto. Saldainių, burgerių, čipsų, limonado atrodo praėjo labai greitai. Mes labai greitai perėjom nuo peletrūnų ir kriaušių limonadų prie kolos, nuo medaus prie snikerių, nuo rugelių prie briošų, nes taip moderniau, skaniau, o po to prasidėjo gal net ir pigiau. Na, lyg ir nenusinuodijom. Jokių būdų nesakau, kad seniau maistas buvo geresnis. Tikrai buvo visaip ir kremzlinius kotletus prisimenu geriau, negu norėčiau prisiminti. Bet nuo to laiko pasukom ir atgal nostalgijos takeliais. Tačiau šis klausimas yra apie maisto pramonės raidą apskritai. Mes atrandam vis daugiau galimai nenuodingų medžiagų, kurias sutapatinam su maistu. Nors maisto medžiagų jose nėra arba yra labai mažai, o būdo tai suprasti mes neturime, nes visi sensoriniai kanalai gauna patvirtinimą, kad tai panašu į kitus mūsų jau valgytus maisto produktus. Vadinasi, maistas. Ir kai užaugame reguliariai valgydami tokį maistą, kaip tada galim atpažinti ir atskirti, kur yra maisto medžiagų, o kur nėra? Taip žinoma, galime domėtis ir mokytis, galim nevalgyti nieko, kas turi daugiau nei vieną sudėtinę dalį. Galim valgyti taip, kaip įsivaizduojam akmens amžių. Nors, man atrodo, buvo žiauriai neskanu ir dabartinės paleo dietos tikrai to nespindi, nes kaip nepažiūrėsit, nei kultūrinių kviečių, nei kopūstų, nei rūkalų tikrai nebuvo. Visa tai reikalauja dėmesio ir laiko, kurio ne visi gali skirti. Tada pasitiki maisto pramonė ir tada tenka pasitikėti ir jų verslo sprendimais. Tekstinių postų komentaruose yra straipsnis, kuris mane atvedė iki šių minčių. Nors šiaip JAV maisto papildus reguliuoja maisto ir vaistų administracija ir visi maisto priedai turi būti patvirtinti, bet kai gamintojas nusprendžia, kad priedas yra paprastai laikomas saugiu, jis gali to ir nedaryti. O tai gali būti rimta sveikatos pasekmės sukelianti medžiaga. Kaip pas mus yra, dėja, nežinau. Šis tyrimas gal ir nėra toks aktualus mums Lietuvoje, nes mūsų miestai dar netokie, kur vyrauja tik automobilių eismas, o greito maisto restoranai išdėstyti ne ten, kur daug žmonių, bet ten, kur patogu atvažiuoti.
Įdomu, šiame tyrime atliktame JAV Los Andželės mieste nustatyta, kad kuo daugiau žmogus juda savarankiškai, tai yra automobiliu, o ne viešuoju transportu, tuo didesnė greito maisto pirkimo tikimybė. Bet toks reiškinys yra puikus pavyzdys to, kaip aplinka mus stumčioja link kartais spontaniškų, kartais iki ar net pasąmoninių sprendimų. O vieną kitą kartą greitų malonumų apdovanoti sprendimai vėliau tampa įpročiais, rutinomis ir komforto zona, kurią labai nesinori palikti. Ir čia svarbus kiekvienas... Kalbant apie patį maistą, tikrai nesvarbu, ką konkrečiai tą kartą valgome, bet svarbu tai, kokį savo elgesį kartojame ir stipriname, nes iš to susidaro nuolat suvalgomo maisto racionas. Bet kurioje rutinoje mes siekiame maisto pasirinkimo sprendimus automatizuoti ir paversti įpročiais, nes tai paprasčiau. Tačiau tik mūsų atsakomybė yra tai, ką patys savo automatizuojame. Šiai savaitei tiek. Aš, Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.